Labadiena, gerbėmieji. Sveikinuosi su visais, kurie laukiate artėjančių didžiųjų švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidų Šiluvoje, dar žinomų kaip Šilinės. Sveikinuosi su visais, kurie nežino, kas tai yra ir galbūt tai bus paskatinimas šiandien atvykti. Rugsėjo mėnesį, rugsėjo pradžioje atkeliauti atlaidus. Ir taip jau tradiciškai tampa, kad susėdame mes apie juos kalbėti dviese. Tai be abejo Šilinių koordinatorė ir Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados vadovė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė. Sveiki, Silvija, sveiki visi. Yra Šiluvos piligrimų centro vadovė Silvija Čižaitė-Rudokienė. Tad pradėti norėtųsi nuo to, Vaida, turbūt pirmiausia nuo tokio asmeninio santykio. Po, sakykime, N+ metų organizuojant Šilines, kuo vis dar dega tavo širdis? Tikrai šie metai yra jau 20+, jau tokie ne pirmi atlaidai ir net ne pirma 10 atlaidų, žengiami 3-ąją 10, kaip atvyksiu pati iš Šiluvos atlaidus, tai jau netgi ir ne į 3, o daugiau, bet pati labai gerai prisimenu, kaip atvažiuodavom vaikystėje ir dar stovėdavom tokiam parke, kur nebuvo nei soliukų, nieko, atrodo taip viskas paprasta ir toks nedidelis žmonių būrys, mums tada atrodydavo nors kaip vaikui labai daug, bet iš organizacinės pusės tai jau tikrai yra tie 20+ atlaidai ir kiekvieną kartą pati savo užduodu tą klausimą, kodėl man jie yra svarbus, kodėl man Šiluva yra svarbi, kodėl man norisi būti atlaiduose ir prisidėti prie jų organizavimo, dovanoti savo laiką. Tai tikriausiai kiekvieni metai vis tiek yra su Dievu, yra kažkas tai nauja. Nebuvo per tos 20 metų nei vienų tokių pačių atlaidų, nebuvo nei tokio pačio kažkokio dvasinio išgyvenimo, net organizacinė prasme visą laiką yra kažkas tai naujo. O žmonės kviečiant į atlaidus, tai man tikriausiai džiugina tai, kad mes jau 4 metai pasirenkam tam tikras temas iš anksto. Tai jeigu kas atsimena, prieš metus kalbėjomės apie Dievo žodžiai, šiais metais yra pagal Antrojo Vatikano susirinkimo konstituciją Sacro Sanctum Concilium apie šventąją liturgiją. Iš vienos pusės galbūt tie dokumentai atrodo žmonėms nėra tokie artimi ar savi ar pažįstami, bet būnant Šiluvos atlaiduose tu gali susipažinti su tais dokumentais. Ir čia yra toksai kvietimas mūsų piligrimų ne tik atvykti pabūti, bet irtis į gilumą, eiti šiek tiek į gylį, pažinti labiau bažnyčią. Ir šiais metais tas apie šventąją liturgiją dokumentas, jis vėl, kaip ir pernai ir užpernai vykstant katechezių metu, jis bus pristatytas. Šiais metais turėsime 2 kunigus ir 1 nuolatinį diakoną, Beną Ulevičių, tada kunigas Mindaugas Grigalius ir domininkonas brolis Juozapas Jokūbas Marija Goštautas. Tai tikrai irgi tie žmonės, kurie savo žiniomis paskatins žmonės pasigilinti labiau. Aišku, man pačiai rengiantis atlaidam, tai irgi yra tas laikas, kur truputį tenka įsigilinti tą dokumentą rašant intencijas, derinant kai kurias temas, toks atrodo, tai pačiai kiekvienų atlaidų pasirengimas net ir temiškai jis yra vis truputėlį kitoks. Aš galvoju, kad tai yra tokia didžiulė šventė, rudens šventė, ištinkanti rudens pradžioje, tiek tikinčiųjų, tiek galbūt ir tokių ieškančių, nes atlaidai vyks, įsivaizduokit, nuo rugsėjo 5-osios išvakarių iki pat rugsėjo 15-os, 10 dienų. 10 dienų be abejo maldos, 10 dienų liturgijos, tačiau ne tik to. Labai daug yra įvairiausių, mes turime netgi 2 savaitgalius šiame laikotarpyje ir smagu būtų turbūt irgi pakalbėti apie tai, ką dar gali sutikti žmogus, bet to, kad be abejo visą laiką bus šventos mišios, liturginės valandos, rožinio malda, tai, kaip sakant, ta liturgija bus labai arti, katechezė, kitaip tariant, aptarimai bus netgi 2 kartus per dieną ir atskirai dar bus organizuojamas aptarimas to, kas buvo išgirsta, bet laukia ir kultūrinė dalis. Ir kultūrinės dalies, bet dar šalia kultūrinės dalies ir tų susitikimų. Pavyzdžiui, aš susitinku žmonės, kai kurios tik per atlaidus. Ir ne tik tai iš Lietuvos atvykstančius, ir kai kurios kunigus, bet to pačiu iš Punsko visada atvyksta piligrimai, kuriuos susipažinau dar prieš atlaidus keliolika metų atgal. Ir jie kasmet vis atvyksta. Tai irgi yra tas bendrystės ir susitikimo laikas. Tu jau paminėjai apie tai, kad kviečiam žmonės ir į diskusiją, kad tai nebūtų tik tai vienpusis, kad mes duodam. Yra labai svarbu atvykusio piligrimo įsijungimas. Ne? Kiek aš noriu pirmiausiai atvažiuoti parengę savo širdį, net jeigu esu gal skeptiškas atlaidam, gal netikėjimui ar bažnyčiai, aš kviečiu net ir tokius žmonės atvykti visą laiką dėl to, kad tu kartais pamatai vien dėl to, kiek daug žmonių, o dar apsidairai ir pamatai, kad jie visai normalūs. Ir tada atrodo, galvoju, o kodėl ne? Gal aš su šitai žmonėm noriu paėjėti, gal pusdienį, gal valandą kažkurioj tai vietoj. Tai aš kviečiu visą laiką į tą susitikimą
vienas su kitu, susitikimas su Dievu, nes atlaidai tikriausiai, jeigu nėra to susitikimo su Dievu, jisai bus toksai, turizmas truputėlį, ne, aš atvažiuoju, bet tikrai kviečiami visi. Tie, kurie netgi nori pabūti Šiluvoj turistais per atlaidus, viskas tvarkoja, mes jų irgi labai laukiam. Bet tas susitikimas su kitu, susitikimas su Dievu ir susitikimas su pačiu savimi. Tai gali įvykti ir per išpažintį, tai gali įvykti ir per pokalbį su kitu asmeniu arba su kunigu, kuris yra, pavyzdžiui, turiu tau laiko palapinėje, bet tai gali įvykti ir, kaip tu paminėjai, per kultūrinės dalis, ne, aptarimai katechezių, kur ateina žmogus ir jisai gali diskutuoti, jisai gali kalbėtis. 2 vakarus vyks koncertai, tai yra šeštadienio vakarai, kur galima atvažiuoti ir tiesiog nuo ryto visą dieną praleisti Šiluvoje. Tikimės, kad Dievas duos truputį šiltesnį orą ir praleisti tą Šiluvoje visą dieną, kaip paminėję, ne, yra malda, katechezė, rožinis, kryžiaus kelias, katechezės aptarimas. Abu šeštadienius bus žiburių procesija. Tai 9 val. Irgi toksai vis pabandymas buvo naujo dalyko ir pamatom, kad tai pasiteisina. 9 val. Tai yra 21 val. Vakare mes su žiburiais nuo bazilikos kviesime tikinčiuosius melsti tokiam žygyje. Jisai nėra didelis, kur gali eiti kiekvienas ir tikrai šeimos atvyksta ir su vaikais. Tame žygyje su malda, su giesme apmastyti švento rašto tam tikras vietas arba Marijos gyvenimo vietas. Prieš koncertą, jau paminėjau koncertas, ne prieš tą žygį po vakarinių šventų mišių, abu šeštadienius laukia koncertai. Vieną Šiluvos bendruomenė parengus ir tikrai jau kelinti metai džiaugiamės, kad vietiniai žmonės vis labiau ir labiau įsijungia ir giedodami, ir koncertuodami, ir talkindami, ir dirbdami. Ta vietinė bendruomenė, aš bent jau matau per tą eilę metų, jinai vis gyvesnė, man atrodo, ir vis labiau įsijunginti į atlaidus. Tai pirmąjį šeštadienį bus Šiluvos choro koncertas, antrąjį šeštadienį Choro Veritas, vadovaujamo maestro Vitos Liaudanskaitės Vaitkevičienės, koncertas Bazilikoje. Tai tikrai galima atvykti, pabūti pačioj Šiluvoj. Knygų pristatymai. Jau kelinti metai turime vaikams programą, kur rytinių šventų mišių prieš rytinę šventas mišes po 11:15 kviečia mažuosius piligrimus ateiti į būtent jiems skirtus užsiėmimus. Šiais metais vėl, kadangi kalbam apie liturgiją, vaikams pristatyta pavyzdžiui kunigo drabužiai. Kalbėsim apie altoriaus parengimą. Ir čia ta žinutė gali būti ir mokyklom, ir darželiam. Tai yra po 11:15 tas laikas, bet jeigu jūs norit atlaidų metu, jūs galite rasti informaciją ir net atskirai susitarti ir atvažiuoti su savo grupe. Pavyzdžiui, pasidomėti altoriaus parengimu, kunigo drabužių spalvom ir visu kuo. Tai irgi yra pritaikyta būtent prie liturgijos temos. Taip pat knygų pristatymai. Taip, šiais metais laukia 2 knygų pristatymai, skirtingų leidyklų, Artumos ir Magnificat. Ir turbūt irgi labai džiaugiamės, kad tie knygų pristatymai papildomi diskusijomis apie Adelę Dirsytę. Diskusijoje dalyvaus skirtingo profilio žmonės, pradedant arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, baigiant kunigu Andriumi Končiumi. Taip pat sudarytojais knygų, autoriais, kurie sukūrė tiek žodžius, tiek ir vizualą. Taip pat sekmadienį lauks mūsų minėto Jokūbo Marijos Goštauto naujausios knygos sutikimas. Tai knygos apie maldą, tačiau taip labai dominikoniškai, su tokiu nebanaliu pamokslavimu, bet gilia dominikoniška mintimi knyga. Tai tas irgi turbūt, kad tas prisipildo tokio įvairiapusio žvilgsnio. Aš kartais, Vaida, kai pradedu galvoti, kiek visko vyks, pradedant vaikų katechezėmis, knygų pristatymais ir panašiai, tai iš tikrųjų tokio kaip gyvenimo. Tas 10 dienų, čia pilnumoji verda gyvenimas, visą laiką sujungto su malda. Na, to tokio, nežinau, galbūt netgi atsiskirimo to truputėlį nuo pasaulio, to tokio, ta prasme, kad visur nuolatos dūzgiančio, zujančio pasaulio, kur užsisuki darbas namai, rutinoje atvykti į pasaulį, kuriame užsisuki malda ir veiksmas rutinoje. 10 dienų. Tai būtų visai toksai, kitokio gyvenimo išmėginimas. Ir be abejo, kaip minėjai, mes laukiame ir turistų, ir pas mus yra Bazilikos durų parašyta, kad įžengsi kaip turistas, galbūt išeisi kaip piligrimas. Tai kaip ten bebūtų, atvykite tikrai visi. Ir turbūt būtų labai svarbus tas momentas yra ir dienų, nes kiekvieni metai mums gal taip jau įprasta, žinai, tai kiekviena diena turi savo kažkokią tai intenciją ir tai, ką ypatingai kviečiame tą dieną. Šiais metais turime ir truputėlį pakitimų ir kaip tas dienos mūsų dėliojasi.
Šiais metais mes būdavo vis atrodo karts nuo karto, bet išgirdom, kad sakom, kodėl jūs nekviečiat, pavyzdžiui, kultūros darbuotojų arba žemdirbių. Ir šiais metais antradienį, rugsėjo 9 dieną, yra padėkos už žemės ir darbo vaisius, kur mes kviečiam ir verslininkus, ir žemės ūkio darbuotojus atvykti, dėkoti, melstis, ne, prašyti ir gero oro, ir gero derliaus, įnešime tai kitiems metams, net tiesiog irgi susirinkti, pamatyti tuos savus, kaip pasakau, toje srityje. Ir 7 diena, rugsėjo 7, nors kai kurie sako, nu dar ne atlaidai, bet jau atlaidai prasideda rugsėjo 6 šį kartą, 5 dienos išvakarėse, mes kviečiam tarnaujančius visuomeniai, tai yra ir politikai, ir muziejininkai, ir meno atstovai, žurnalistai, net bijau pasakyti visus kažko nepamirštant, bet norisi, kad Šilovoje kiekvienas atrastų savo vietą, kur jisai galėtų. Ir tai mes tikrai norim akcentuoti, kad tai nebūtinai tik tai tie žmonės gali vykti į atlaidus, nes kai kažkada žmonės sako, tai čia ne mūsų diena. Mūsų yra Šilova, mūsų yra kiekviena diena, kur mes galim atvažiuoti ir melstis, bet tiesiog norisi tą didesnį akcentą skirti tiem žmonėm, kurie galbūt kartais net ir pamirštami yra, arba už juos per mažai melžiamasi. Pavyzdžiui, šiais metais į 15 rugsėjo dieną yra nukeliama mokslo ir ugdymo diena, kur Šiluvoj pasklinda keli tūkstančiai nuo mažiausių darželinukų iki studentų, ne, ir jų dėstytojų, ir darbuotojų. Tai irgi truputį mes kviečiame atvykstančius į Šiluvą, šiluva.lt arba Kauno arkivyskupijos puslapyje pasidomėti, kas vyksta, tiesiog, kad kiekvienas galėtume nepykti ant, pavyzdžiui, vaikų šaukiančių per mišias, bet norintys pasidžiaugti jais. Arba, pavyzdžiui, kariuomenės diena šiais metais perkeliama iš antradienio į ketvirtadienį, tai yra rugsėjo 11 diena, kurie žygiuoja su orkestru ir vėliavom, ir mes galim vėl pamatyti tuos tarnaujančius mūsų karius. Tai toksai va, tiesiog truputėlį irgi pasidomėti važiuojant. Tu paminėjai, Silvija, ne apie tą, kad yra įvairiausių maldos formų. Aš manau, kad Šiluva, dabar tai pagalvoju, kad tam tikra prasme ir yra tokia ir maldos mokykla. Ne? Galbūt yra žmonių, kurie pirmą kartą atvažiuoja ir melžiasi liturginės valandas, nes niekada to nedarė. Kiekvieną rytą 9 valandą mes kartu su savanoriais, seminaristais, visais galinčiais, kurie tarnauja čia Šiluvoje, ir dabar šio laiku tai yra tikrai gerokai jau virš 100 žmonių per atlaidus susibūrė, jau neskaitant tų, kurie prisideda komunaliniai, seniūnyje, floristai ir kiti, kurie neatvyksta, galbūt per pačius atlaidus mes jų nematom, bet jie daro tą nuostabų nematomą darbą. Tai tokių žmonių skaičiuojant, tai manau, kad čia jų ir tikriausiai ir virš 200 būtų, kurie talkina, ir policija. Taip, visas Šiluvos miestelis, ir policija, ir greitoji, ir Raseinių savivaldybė. Tai tikrai Šiluvos. Taip, ir mes galim matyti net tokį tą apsijungimą visų bendruomenių, kiek įmanoma plačiau. Tai mes visi kažkur susitelkiam, bet irgi ta galimybė pamatyti mūsų vėl tą patirti truputėlį, ne? Tai vat mes aš pradėjau ne nuo tos irgi maldos, kad susirenkam ir patys melsis kartu, ir tikrai girdim tokių, kurie sako, aš pirmą kartą liturginės valandas melžiaus. Galbūt kitas pirmą kartą melsis rožinį, o gal Dievas duos ir bus tokių, kurie pirmą kartą dalyvau šventose mišiose ir jie sakys, žinot, aš atvažiavau ir supratau, kad liturgija visgi yra ta esmė, kur aš galiu gauti to maisto, po kurio aš pasisotinus galiu gyventi. Tai man atrodo, kad vėl kiekvienam yra truputį tokio namų darbo pasižiūrėti, o kur aš norėčiau ir ko aš tikiuosi. Tokio, žinot, kas man įvyktų atlaidai? Ar aš tiesiog atvyksiu į Šiluvą ir jau man bus atlaidai? Ar aš galbūt, nežinau, pagalvosiu, kad aš po daug metų noriu nueiti iš pažinties? Arba susitik pasikalbėti su kunigu tiesiog apie tai, kokie klausimai kyla mano gyvenime. Tai gal net toks namų darbas jis visą laiką padeda. Susitiks su kunigais, kurie visą laiką turės laiko šiliniu metu. Tai tęsiamas irgi tas turiu tau laiko palapinių, tai jeigu nedrįstate iš pažinties, tai galbūt dvasinio pokalbio, kuris irgi visą laiką galės vykti, tad duris atveriamos plačiai. Vilties piligrimystės metai, duris atveriame plačiai ir tame tarpe turbūt Vaida norėtųsi paminėti, aš vis taip ir galvoju, kad tik tai dar kažko tai nepamiršti, tai yra šventų mišių kitomis kalbomis. Viena iš jų yra šventos mišios rugsėjo 12 dieną gestų kalba, tai yra žmonėms su vertimu į gestų kalbą, tai norim tas duris, kaip sakant, kuo plačiau atverti, ir šiais metais kalbės ukrainiečių kalba, latvių, anglų kalbomis bei vertimu į gestų kalbą. Tai galbūt ateityje, nežinau, jeigu jausite poreikį, kad jūsų bendruomenę norim atliepti, tai tikrai visą laiką galima kreiptis tiek į Vaidą, tiek į mane, tiek nurodytais kontaktais Šiluva LT ir Kauno arkivyskupija LT, kad mūsų turim didžiulę bendruomenę, nežinau, estų, ir galbūt irgi tą kalbą trūktų mums šventų mišių. Tai tas smagu, kad
girdėjimas vienas kito, ne? Ta diskusija, vat, kaip tu ir sakai, atsiradus su katecheze, su aptarimu ir tas išgirdimas vienas kito, kada ten, nežinau, Lenkų minios suplūdo į aikštę, tai tas irgi vilties piligrimystė, ne, šiais metais. Ir tas atliepimas galbūt to poreikio, man atrodo, kad per atlaidus kartais žmonėms atrodo, kad yra tiek visko daug, kad čia gal neverta važiuoti, ne? Verta pamatyti truputėlį kitokią, bet Šiluvą verta atvažiuoti ir kitų laikų ir pamatyti tikrai kitokią Šiluvą negu per atlaidus. Va šiandien mes sėdėm nepilnai 2 savaitės iki atlaidų, jinai atrodo, nėra daug piligrimų vaikščiojančių, bet Silvija, tu pati atsikėlė iš tikrųjų į Šiluvą gyventi. Kaip tu matai tą Šiluvos kasdienybę ir atlaidus, galbūt tą skirtumą ir tuos piligrimus, kurie atvyksta eilinę dieną į Šiluvą? Taip, Šiluva, jinai turi unikalią, tokį, nežinau, čia tikrai tas Marijos prisilietimas, turbūt veikiantis, kad metų eigoje jinai turi tą unikalią ramybę, kiek piligrimų be atvyktų, tačiau tu vis tiek girdėsi paukščius ir turėsi laiko asmeniniai maldai. O šiliniu metu jinai tampa tokia kaip sprogimas, viso ko pripildyta, visko daug atvykusių, daug piligrimų, daug tarnaujančių, daug savanorių, daug moksleivių, daug įvairiausiai, visko tampa tiesiog labai daug. Tai yra ta tokia, na, kokia įvairi yra mūsų bažnyčia. Ir smagu turbūt, Vaida, kad per šitus 5 su truputėlį metus, kuriuos esu, matyti vis irgi plačiau turbūt atsiveriančias tas Šiluvos duris. Vis daugiau piligrimų iš Lenkijos, vis daugiau piligrimų iš Italijos, vis daugiau piligrimų iš Amerikos. Tikimės, kad jų šie metai irgi bus ypatingi, nes rugsėjo 9 dieną, būtent šiliniu metu vyks kuriamo filmo apie Šiluvą filmavimas. Tai atrodo dar kažkuo tai pasipildys papildomai ta Šiluva ir tas filmas kuriamas Miracle Hunter vadinamojo. Tai yra, kad, na, Šiluva bent jau vaizdinė prasme, bent jau, na, sklaidos Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose prasme, to šalia Lurdo, šalia Fatimos, ten, kur ir priklauso jai būti. Tai turbūt tas yra pats įdomumas Šiluvos gyvenimo ir gyvybės, kada joje atsirandi. Ir be abejo, tas mūsų visų įsitraukimas į Šilinės yra irgi vienas iš tų momentų, kuris labai suvienyje ir apjungia bendruomenę. Tai tas irgi, kai būna tokių klausimų, na, ką veikti periferijoje, tai Šilinės visą laiką mums sukuria prielaidas kažką veikti. Bet čia Šiluvoje ir galima ir kiekvieną dieną veikti, nes vis tiek yra šventos mišios ir galimybė dalyvauti ir tikrai išgyventi tą tylą ir aplankyti piligrimų centrą, kur durys yra atviros kiekvienam. Atrodytų anksčiau, sakydavo, žinot, atvažiuoji, tu viskas uždaryta, nežinai, kur eiti. Tai man atrodo, irgi žiūrint per tiek metų tą pokytį, kuris įvykė Šiluvoje, tai aš tikriausiai matau tą atvirumą labiausiai ir ta prasme, kurią tu sakai, kad ir skirtingiam žmonėm. Bet tuo pačiu netgi tą durų atvirumą, ne, kur tu gali į Šiluvos piligrimų informacinį centrą ateiti, atsigerti kavos, ne, įsigyti knygą, pažiūrėti parodą, dabar Nekrošiaus dar bus iki atlaidų. Taip, ir dar šiliniu metu irgi lygiai taip pat kviesime, kadangi maestro Eimuntas Nekrošius yra palaidotas Šiluvoje, tai piligrimų centre yra paroda Nematytas Nekrošius, dedikuota būtent Eimuntui Nekrošiui. Tai tas irgi labai smagus, toks prasmingas dialogas tarp kūrybos ir tikėjimo, kuris, dėka Eimunto Nekrošiaus taip labai įdomiai sužydo. Tai tas, kaip ir minėjai, turbūt tas, kad piligrimų centras atviras, dabar jau 7 dienas per savaitę. Atskirai yra piligrimų namai ir piligrimų namai LT, tai yra galimybė apsistoti, gauti maitinimą, atvykti su grupe ar pavieniam piligrimam. Tame pačiame bookinge galima mūsų rasti kaip ir visus. Tai turbūt tas atvirumas, aš manau, kad jisai buvo inspiruotas daug ko, tame tarpe galbūt net ir, nesvarbu, kad tie atlaidai vyksta už ne kelius šimtus metų, bet kiekvieną kartą vis atrandi kažką naujo. Ir kažkurio metu mums surezonavo, kad mes turime tikrai atidaryti duris. Ir tas durų atidarimas be abejo buvo mano inspiruotas ir Šiluvos atlaidų. Ir ta vietinės bendruomenės įstraukimas tikriausiai, kai visi mato, kad vyksta daug dalykų, man tai net atrodo, norisi būti to dalimi ir labai gražu matyti tų vietinių Šiluvoje gyvenančių ir aplinkoje gyvenančių žmonių įsijungimą, ne tiek, pavyzdžiui, žinau, auginant gėlės, pavyzdžiui, ne, ar įsijungiant dirbti, tarnauti, net savanoriauja kai kurie Šiluvoje gyvenantys žmonės. Tai irgi tokia galimybė kiekvienam būti to dalimi. Taip, čia nais turbūt irgi vertėtų padėkoti, skambant varpų fone iš tikrųjų, vertėtų padėkoti, nežinau, Šiluvos seniūnijai, komunaliniui, Šiluvos gimnazijai, kurios šiemet knygų pristatymai bendradarbiaujant vyks būtent Šiluvos gimnazijos teritorija. Tai irgi tas toksai atradimas.
Šiluva paskatina atrasti kiekvienos stipresias pusės ir įsitraukti. Tai jeigu komunalinis ar seniūnija gali padėti tokiais ūkio klausimais, be abejo, ten policija padeda saugumo klausimais, tai gimnazija įsitraukia knygų pristatymo erdvę ir savo buvimu tame. Tai irgi tokių skatinimų skaityti knygas, matyti knygas. Tai iš tikrųjų nuoširdžiai visiems dėkojam. Ir dabar belieka skambant varpam pakviesti atvykti rugsėjo 6-15 dienomis. Ir čionais aš Silvija Čižaitė Rudokienė ir nebejotinai Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė. Lauksime jūsų. Iki susitikimo, melskimės kartu, tikrai prisiminkime kariaujančias tautas, mes meldžiamės ir už taiką ir prašom vilties motinos mergelės Marijos užtarimo. Tai tą galime daryti kasdien, bet Šiluvoje kartu tai daryti daug smagiau. Ačiū tau, Silvija. Ačiū, Vaida. Iki. Iki susitikimų.